Sveiki gerbėmieji, sveikinu Jūs su šventom kalėdom, su naujaisiais metais, kurie ateis netrukus. Linkiu sveikatos, meilės, džiaugsmo, ramybės ir svajonių išsipildymo. Kad viskas gerai sektųsi jūsų šeimom ir kad visi reikalai labai gerai klostosi. Taigi pradedam mūsų programą.
Taigi Kalėdos nuostabus laikas tikrai. Ir manau, kiekvienam labai brangiausia šventė iš tikrųjų, nes jeigu mes būtum šventytai ir nereikėtų to viso Jėzaus atpirkimo, bet kadangi mes darome klaidas, tai Jėzaus atpirkimo gali iš tikrųjų labai reikalinga kiekvienam iš mūsų. Ir mes galim kasdien tai prisiminti ir gyventi džiaugsmingą, palaimintą, pilną meilės, džiaugsmo ir ramybės gyvenimą. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimą be tikėjimo, be Jėzaus. Praėjo 30 metų, kai aš įtikėjau, ir tikrai niekiek nesigailiu, kad pasirinkau šitą kelią. Bet aš prisimenu tą dieną, tą laiką, kai įtikėjau, kai visi vargai pasiliko, kai liūdesys praėjo, kai atėjo džiaugsmas į mano širdį. Ir paklausykime apie tai vieną giesmę. Помню, как вчера ты пришел ко мне, свет своей любви ты зажег во мне. Помню, как рукой коснулся ты меня, и моя печаль исчезла навсегда. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки, мой Бог. Помню, как мой грех к смерти вел меня, но ты принес мне мир, ты простил меня. Знаю, что с тобой останусь навсегда. Ты моя судьба, я люблю тебя. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки. Ты любовь моя, я в твоих руках навеки, мой Бог.
Jūs turbūt atsimenate, kad mes kartais kai kurias repeticijas turėjom kompiuterinio raštingumo pamokas. Ir man norisi šiandien irgi kažką tokio panašaus, bet tokia forma neįprasta šiek tiek. Nes iš tikrųjų kompiuterių galima mokytis, kursuose galima mokytis. Gali pamokyti kažkoks žmogus, gali pamokyti, bet gali pamokyti ir artimieji. Taigi ir pažiūrėkime vieną tokį dalyką, kaip sekasi vienoj šeimoj mokyti kompiuterinio raštingumo. Та 24 квітня у Палаці Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та Контрамарка.ua. Мама решила поближе познакомиться с компьютером. Kiek meilės širdį, kiek žodžių tyloj. Aš noriu išgirst, aš noriu pajaust, kai tu šalia. Paskandina žvaigždės, mano žodžiai virsta tyla, bet širdimi aš šaukiu tave. Kai tu šalia, žinau, kad tai tiesa.
Ar girdit? Kažkas beldžiasi pas mus. Kažkas čia kažką nori. Pažiūrėkim, kas čia ką nori pas mus čia. Ho, ho! O, sveiki, mano mažieji! Nustebot? Tikriausiai buvot labai geri, kad aš kelių senelis sveikinu su jumis štai tiesiogiai šiame ekrane. Gavau laiškelį. Na, gal kažkas mintyse rašė, kažkas rašė ir ant lapelio išsiuntė man, žinokit, visi laiškai atkeliauja pas mane. Štai, matau, Austėja šypsosi. Austėja, kaip tau sekasi? Kaip nuotaika? Taip. Kokia tu gražuolė, kaip tu paaugai. O, ir Steponas matau, nieko sau. Gal krepšininkas būsi? Saldainius matau mėgsti, taip? Žinau. Tik tai nuo tų saldainiukų kartais dantukai genda. Tai atsargiai, gerai, šaunuoliai, bet kokie dideli, gražūs, kokie žieklinksmi. Linkėjimai jums, nu tai aišku, kur čia. Kai Tomas ir Jurgita tokius gražius vaikus turi ir patys gali būti laimingi. Tai aš tokiai gražiai su šeimai noriu palinkėti kitais metais. Kadangi aš esu tinkas, stebuklingas senelės, ką aš linkėsiu, gaudykite ir dėkite savo prie širdelės. Jūsų šeimai linkiu daug laimės. Pagauk! Taip, daug sveikatos. Pagauk! Taip, daug džiaugsmo ir gražiausių svajonių išsipildytų. Ho, jūsų kalėdų senelis, gražių švenčių! Nu, o dabar vėl toks humorinis pasirodymas, jog gražu, kai tvirtos šeimos, bet yra vienas iš tokių būdų, kaip tvirtinti šeimą. Iš tikrųjų, tiesiog įsivaizduoti, o kas būtų, jeigu įprasukus visus dalykus, tiesiog, išvadas iš karto kažkaip, ne? Tai čia viena iš šeimų tokioj dainos formoje įsivaizdavo vieną epizodą savo gyvenime. Ir manau, tikrai tai padėjo šitai šeimai būti labai stipriais. Nu ir po tokios dainos aš jums per internetinės pamokas pasakoju, kad labai pažengusi technologijos, kad žmonės turi iš tikrųjų labai gerą aparatūrą. Ir jeigu anksčiau buvo retenybė pamatyti filmą aukštos raiškos, jo HD raiškos, tai dabar jau eina filmą jau 4K reiškia, ten dvigubai geresnės kokybės. Iš tikrųjų, būna filmai tokie dokumentiniai, ne, kur akademinis filmavimas, ir kažkaip labai, neparodo to viso, arti kažkaip tos nepavaizduoja tą visą situaciją tava. Bet, su tom technologijom, dar jeigu žmogus dar, moka kažką tai
mes pažiūrėsim tokį vieną filmuką Maldyvo salos, išsvajotas kurortas, ane? Gali būti važiuotų šitą moterį, žmona šito vyro, būtent į Maldyvų salas, nes tikrai svajonių, daugelį žmonių svajonių. Tai mes galim dabar trumpam šitą šventinį programos metu atsidurti Maldyvo salose. Taigi prašom patekti į Maldyvo salas. Labai įdomu, labai nufilmuota tikrai, jeigu įsijausti, jeigu žiūrėti dėmesingai, galima tiesiog pajusti tą visą atmosferą, tą visą artumą. Labai tikrai. Ir dar pakartosiu, labai gera kokybė, išskirtinė 4K kokybė. Oi, atsiprašau.
Tai va, manau, kad jums patiko, ne? Kaip čia Maldyvų salose žmonės atostogauja, kokiuose namelėse, kokia aplinka. Čia žinoma tik tai viena vietelė, čia būna daug visokiausių įdomių vaizdų ten. Nu, o dabar mes grįžkime vėl į mūsų humoro dalį ir pažiūrėkime, ką mes galėtume kitais metais kažką tokio naujo sužinoti. Nes čia tikrai bus jums daug labai ir naujų terminų, naujo kažko tikrai nebūtinai, kad žinosite tai, ką pamatysite, kaip vyksta, bet manau, bet kokiu atveju bus labai linksma ir įdomu pažiūrėti. Меня в этом скайпе. Мама, мне работать надо. Сыночка, это быстро. Это быстро. Сыночка, быстро. А я тебе... Nu va, kaip gale pasirodė senelis, kurį išmano kompiuteriuose, žino, kas tai blogeris, kas tai streaminti, ką reiškia. Tai va, tai manau, kad mes kažką galbūt ateityje kitais metais, ane, jeigu dabar neaiškius terminai dabar buvo, tai jau kitais metais gal kažką mes daugiau žinosim, ane. Nu ir dabar pagal mūsų programą parodysiu jums, mes buvom Maldyvų salose, o dabar mes pabuvosim, manau, kad nedaug iš mūsų buvo amerikietiškose kalnelėse. Aš pasirinkau nelabai tokius, atsiprašau, nelabai tokius, baisius, nes būna labai baisu, bet čia toks, švelnus toksai. Tai va, tai prašom, pasivažinėkim. Irgi 4K kokybė, labai kokybiškas įrašas. Ir, pamatysit, lyg tai jūs būtumėt patys ten, reikia dėmesingai žiūrėti, galima, patirti tikrai tą visą malonumą. Ane? Pažiūrėkime. JetBrains brings you GoLand, the clever ID for Go. I'm the screamer.
gražiai, ar ne, perduoda tą visą vaizdą, tą buvimo vietą, tą visą. Nu ir dabar paklausykime iš to pačio kompaktinio disko dainą. Jau paskutinė daina mūsų programos. Mėnuo mėlynakį, ar tu pasakom tiki? Nes atskris šią naktį laimės angelai balti. Nes greitai kalėdos jau, greitai nauji kelių meilės nauja aš, kad degs viltis. Sukasi žvaigždės ant nakties skaistės, sukasi laikas vėl iš praeities, link ateities. Sukasi žvaigždės, liejasi eilės, nieks užgesim nepajėgs mano vilties. Mūsų ugnies. Ar matai, kaip žvaigždės tyliai krenta danguje? Jei kažkas vėl baigės, reiškia bus kažko pradžia. Nes greitai kalėdos jau, greitai nauji kelių meilės nauja aš, kad degs viltis. Sukasi žvaigždės ant nakties skaistės, sukasi laikas vėl iš praeities, link ateities. Sukasi žvaigždės, liejasi eilės, nieks užgesim nepajėgs mano vilties. Mūsų ugnies. Sukasi žvaigždės ant nakties skraistės, sukasi laikas vėl iš praeities, link ateities. Sukasi žvaigždės, liejasi eilės, nieks užgesim nepajėgs mano vilties. Link ateities. Taigi pasibaigė mūsų koncertinė programa. Tai gal dabar pabaigai padainuosim šiek tiek bent kelias dainas. Siūlau padainuoti giesmės. 2 giesmės mūsų, kur mes bažnyčiai giedam. Dar sėkelį padainuokime, gerai? Tuoj paimsiu akordeoną.
Taip, aš žodžių nežinau, bet jūs iš bažnyčios žinote patys to žodžius, to žinomo giesmių, ne?
Nu, gal tiek. Galbūt žodžių daugiau yra, ane? Galbūt tiek. Nu ir pabaigai norėčiau vieną dainą, apie kurios, nu, kažkaip irgi jinai svarbi. Tuoj. Štai. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысью пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Чу снег по лесу чистану, под носом скрипит. Лошадка махноногая бежит. Лошадка махноногая торопится, бежит. Везет лошадка две дровинки, на дровеньке мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, и много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Nu va, ai, užmiršau tekstą perrinkti, nu nieko, čia aš turėjau tekstą, turėjau perrinkti, bet nesigavo, matot, nieko. Tai va, tai šitą natą mes tada baigime, myliu visus jūs, sustiksime, manau, 31 dieną mes gal nedarykime, gerai, jūs ten ruošia šities šventėms tom visom, ne, gal mes palsėkim, o po naujų metų aš gal parašysiu tą žinutę, ne, galėsim mes kažką irgi pradėti po naujų metų tada, gerai? Tai va, tai ačiū už dėmesį, visų geriausio, geros nuotaikos, sveikatos, meilės, džiaugsmo, ramybės ir svajonių išsipildymo. Iki pasimatymo.